Brangus Viekšniškiai, gerbiami svečiai. Esu labai laiminga šiandien apsilankiusi savo tėviškėje. Šitame pastate gimė mano tėvelis, jo broliai, seseris, gimiau ir aš, ir mano broliukas Edvardas. Reiškia, šičia yra mūsų šeimos židinys. Gerą dieną visiems Viekšnių miesto gyventojams, garbingiems svečiams, susirinkusiems į vaistinę, kuri švenčia kaip muziejus švenčia 30 metų jubiliejus. Visuomet, kai yra švenčiamas jubiliejus, džiaugiasi žmonės, o vis dėlto jų gera, kada tave prisimena, mini gerų žodžių. Tad šiandien išgirsime daug gražių prisiminimų, pasakojimų apie vaistinės istoriją, apie ir balandėlį turbūt. Malonu, kad pakankamai mažas miestas, Pabrėžių miestas, turinti šiai dienai 3 muziejus. Tai iš tikrųjų yra unikalus dalykas, tai to labiau, kad vienas iš iškiliausių tokių muziejų yra vaistinės muziejai. 30 metų muziejui yra nei daug, nei mažai, ne? Truputėlį nuo pradžios. Tai per tiek metų muziejus sujungia praeitį ir dabartį. Tas, kas buvo ir tas, kas yra. Kiekvieno Mažeikių krašto žmogaus širdyje turi gyventi didžiulis pasididžiavimas. Pasididžiavimas tuo, kad mūsų krašte yra toks unikalus objektas, kultūros vertybė, Viekšnių vaistinė. Muziejai švenčia 30 metų, bet mintis įkurti muziejų atsirado daug anksčiau. Pešios namus dar vaikščiojo pats Juozas Aleksandravičius, tuomet rinkęs retesnius farmacinius instrumentus, įrankius ir turėjęs mintį, kad galbūt ateityje kažkada čia įsikurs muziejus. Ir tėvo tokį norą, svajonę įgyvendino ponia Zofija su savo šeimos ir giminės pritarimu. Palikdami tiek Viekšniams, tiek visai Lietuvai šį pastatą, jame esančius daiktus, su viltimi, kad čia bus įkurtas muziejus. Tai nuo Juozo Aleksandravičiaus minties jau yra praėjęs daugiau nei 100 metų. Dabar mes švenčiam 30. Zofija, jums, nes jūs buvote tas pirmas žmogus ir kažkaip supratau, kad ta energija ir ta dvasia ir tas visas gėris, kuris yra vaistinės muziejai, iš tikrųjų turi labai stiprią išliekamą vertę. Vien tik sienos, daiktai, eksponatai, ta visa istorija labai įpareigoja ir ačiū Jums už tai, kad esate. Kai kurių vaistinių savininkai, tarp jų ir Telšių Oskaro Gelnerio vaistinės savininkė Vanda Gelneraitė Augustaitienė, surinko, studėjo ir išsiuntė, kas tos vaistinėje buvo seniausia ir vertingiausia. Tačiau muziejus nebuvo atidarytas. Po nacionalizacijos Viekšnių vaistinė gavo 201 numerį pagal bendrą numeraciją. 1957 metais vyriausioji farmacijos valdyba renka medžiagą iš Lietuvos farmacijos istorijos. Artėjo Viekšnių vaistinės 100-metis, vaistininkas ruošėsi paminėjimui. Ir buvo užrašyta trumpa Viekšnių vaistinės istorija, kuri užpildė 2 mokyklinius sąsiuvinius. Matote Vicento Lechvaravičiaus rankraštį, parkiai, kuriuo jis rašė. Nuotraukos iš pirmosios ekspozicijos, kuri buvo parengta 1960 metais. Matote vaistinės idėją, Juozą Aleksandravičių stovintį už.
už darbo stalo. Tai vaistininkas mirė 1977 metais ir čia po 3 metų, 1980 atrodė šitai pastatas. 1981 metais Sofija Aleksandravičiūtė Navickienė parašė Lietuvos TSR kultūros ministrui pareiškimą, jog būtų įsteigtas muziejus. Ir gautas atsakymas iš TSR ministrų tarybos ir Zofijos Aleksandravičiūtės Navickienės testamentas iškilmingai pasirašytas. Neramus laikai, 2 pasauliniai karai, okupacijos, carinė ir sovietinė, holokaustas, pokario rezistencijos kovos išblaškė mūsų šeimą po visą pasaulį. Viekšniuose liko tik provizorius Juozas Aleksandravičius, jo šeima. Noriu trumpai priminti savo tėvelio kilmę. Apie ją mažiausiai rašoma ir kalbama. Mano senelis, jo tėvas, buvo kilęs iš laisvųjų valstiečių. Vėliau ta giminė tapo ūkininkais. Motina, mano senelė, Kotryna, jos šaknis buvo žemaičių bajorai, kerbedžiai, Malinauskai, didžiuliai. Reiškia, tėvelis turėjo ir didelę meilę gamtai, ir mylėjo žemės ūkį, ir taip pat turėjo įskiepytą siekimą mokslo, kultūros, meno. Bendrauti su Viekšnių ir aplinkinių dvarų šviesuomenė jam visada padėjo mano mama Zofija Ujaiskytė Aleksandravičienė. Skambant jos pianinu atliekamų kūrinių, ragaujant šeimininkės iškeptų skanėstų, pokalbiai tęsdavosi iki vėlumos. Ir apie meną, ir apie kultūrą, ir apie mokslą. Šiuose namuose lankėsi labai daug žymių žmonių, nors keletą noriu paminėti. Tai Sofija Kymantaitė Čiurlionienė, tai Čiurlionio abi seserys Valerija ir Jadvyga, tai generolas Nagevičius, tai vyskupas Borisevičius, taip pat profesoriai Biržiškos. Jie turbūt artimiausiai bendravo su mūsų šeima. Aš dar labai gerai prisimenu, kaip mes su savo, beveik seserim draugė bėgdavom nuo Viktoro, kuris mus gaudydavo ir trindavo savo šiurkščią barzdą į mūsų veidą. O mes bėgdavom, cypdavos. Daug įdomių žmonių apsilankė šiuose namuose. Noriu paminėti, kad mano tėvelis labai mylėjo farmaciją, bet taip pat labai domėjosi istorija ir visuomenės kultūriniu gyvenimu.
Noriu taip pat pažymėti, kad šis muziejus yra ne vien apie farmaciją. Jis pasakoja taip pat apie tarpukario Lietuvos inteligentų gyvenimą, kurie čia ir lankėsi, ir bendraudavo. Noriu palinkėti, kad šitas muziejus išsaugotų tą unikalią dvasią, nes turbūt vienintelis Lietuvoj išliko toj pačioj autentiškoj vietoj ir galima teikti, kad kiekviena smulkmena, kiekvienas eksponatas, pradedant nuo įdomių dokumentų, baigiant vaistų dėžutėmis, pasakoja apie šį gyvenimą. Linkiu muziejui ir toliau klestėti, ir toliau išlaikyti tą dvasią, tą kultūrinį židinį. Ir ne tik, kaip sakiau, apie farmaciją, bet taip pat ir apie kultūrinį Lietuvos gyvenimą. Ačiū visiems dirbusiems nuo pat pradžių, kai kūrėsi muziejus. Trumpai noriu priminti, kaip mes su tuometinio mero pavaduotoju važiavom į Vilnių prašyti lėšų restauravimui, įkūrimui šito muziejaus. Tada paveldo departamentui vadovavo grafų Zubovų palikuonis Zubovas ir jis išklausė visą mūsų pasakojimą, sako, o kuo aš esu garantuotas, jeigu aš skirsiu pinigų, kad jūs sugalvosit ir atsiimsit tą pastatą, nes buvo galimybė tada nacionalizuotą vaistinę atsiimti. Aš tada atsakiau gana išdidžiai, kad mano senovės Lietuvos inteligentų palikonių žodis lygiavertis bet kokiam dokumentui. Tada jis nusijuokė ir sako, gerai, pinigų skirt. Ir buvo restauruoti baldai, ir kaip jau čia šiandien minėta, daug kartų buvo ir pastatai išsaugoti ir restauruoti. Šis pastatas išgyveno Antrojo pasaulinio karo baisybės. Degė čia pat namai. Ir liko šitas namas nesudegęs. Šičia už krūmų stovėjo vokiečių tankas ir čia pat šaudė. O mes ir mūsų kaimynai subėgo pas mus. Slėpėmės, turbūt esat aplankę, sodelį esantį sklepą, kuriame išsaugojo tėvelis 29 žmonės. Buvo ir sužeistų, buvo ir sergančių, ir su mažais vaikais kaimynai buvo atbėgę. Vienu žodžiu, šitas buvo visada toks židinys ir labai gyvenimiškas. Linkiu, miela Inesa, ačiū už pakvietimą ir ačiū savo anūkam, kad manęs tokio solidaus amžiaus sulaukusios dar nepagailėjo atvežti čia ir pagloboti. Ir linkiu didelės sėkmės muziejui. Inesa.
caro valdžios suimtas, ištemtas į Sibirą, kur katorgoje ir mirė. O čia yra Sibiro Daukanto raštėlis. Gyvendamas Tapylėje, jis paprašė vaistų, kuriais veltui gydė birnokus. O čia žmogaus kūno odos diržai. Pradžiaus laikais pirkdavo iš būdinių vaistininkai, juos įparduodavo gyventojams pridėti ant žaizdų.